Rods atvažiavo policajai. Kažką išsivežti iš narkomanijų. Ну, посмотри. Iškvietė policajus. Narkomaninių. Čia blūdė, daužas, kidarniukai. Ir čia gydymo įstaiga. Čia gyda žmonės, taip. Įsivaizduoji? Tai buvo gyda žmonės, kurva. Kažkam narkomaninė, kurva. Nu tai tragedija. Nu ką čia turi apie juos galvoti? Apie kokį gydymą galbūt kalba. Apie kažkokį gydymą kalbos čia nėra. Nėra, nebuvo ir niekada čia nebus. Nu, kol čia neparašysi skundą ar kokį pareiškimą, kad čia tave atsitempė ir kažko čia iš tavęs reikalauja, tol nieko nebus. Tur važiuot policijas kažkokias čia, eit, aiškintis kažkokiu, ar išsivežti čia jūs. Kurva, prisišer, viens pripisęs klyną vaikštą, dun, kalidoriais. Tai čia gyda žmonės, čia ligoninė. Čia ir ligoninė naujos kartos ligoninė skaito, žinai, pagal teisę, Europos teisę, kieno čia teisė, Europos teisė, ne? Tur policija važinėtis čia, ieškoti narkomanynus, aiškintis durniukus, daužos dažnai prisitų, ligoniniai, neigdonavai. Aš dar kurva tokių ligoninių gyvenime nesu regėjęs. Ne jokiam filme, ne jokiam Holivude, dar kažkur. Dar tokių durniukų nesu matęs. Tur važiuot policija, aiškintis ligoniniai. Nu, gyda, jeigu tu gydai, tai tu gydai, kad žmogus pasveiktų, išeitų iš tos ligoninės ir jam būtų gerai, tiki paslaugas, ne? O ne policija kažkur išsivežtų, dar kažkur į komisariatą dar prigirda, tas viens durnelis čia vaikšto pripisęs. A tai pripisusius gydyti reikia. A kaip čia gyda? Aš iš vis nesuprantu čia tos ligoninės Alytaus tuberkuliozinės tos. Kaip jinai vadinasi? Kudirkos ligoninė, Alytaus Kudirkos. Įsivaizduoji? Kurva, čia mirk jogais iš jūsų, kurva. Iš jūsų tų gydymų tokių, kurva. Nu, tai pasiskambinkite į tą Alytaus apylinkės teismą ir ten aiškinkitės su tais savo pacientais, kaip jūs čia jūs gydot. Nu, nes mirk jogais.
aš tai nedalyvauju jūsų tuose gydimuose ir jūsų tuose debilystėse, tuose debilizmuose. Aš juos vadinu debilizmais, durnizmais, visuomenės traumavimu, visuomenės traumavimu. Daugiau nieko čia nepavadinsi, supranti. Turi važiuoti su migalkiam, kaukti jau iš toli, kad pareigūnai atvažiuoja įsivežti kažkokius debilus, kurva. Ir kiek čia dar mane laikys, kurva, su tuo šlaunikuliu šoperuotų, kiek aš čia, kurva, žiūrėsiu į tuos debilų cirkus, kurva. Aš, kurva, nesuprantu čia jūsų tų gydimų, tų Alytaus apylinkės teismų, tų dar kažkokių teisų jūsų, kurva, debiliško. Aš iš vis jūsų debilai nesuprantu, kurva. Ko jūs norite čia, kurva, nuo manęs? Ir ką jūs čia norit išgydyti man, kurva? Nesuprantu aš nieką. Iš vis nieką nesuprantu. Ir dabar patalpinsiu į Facebookai, parodysiu visuomeniai, ką jūs čia išsidirbinėjat, kurva. Ir visi pažiūrės ir pamatys ir galės dyvautis Alytaus gydimais. Jeigu kažkam dar kažkas neaišku, tai atvažiuokit ir pasižiūrėkit į savo tus pripisusius pacientus. Vaikšto dun. A tai taip, kas gydo. Kas ką gydo taip. Pripisa, prisinarkašinę, kurva. O, tuts in my house. Zaibys, ne? Eik tu nahui. Juk, kurva, jūs mane taip užknis esat, kurva, su tais čia savo izoliacijom, kurva, hujacijom. Tai kiek man čia, kurva, gulėt ant to vieną šoną, kurva, toj staziniai situacijų, kurva. Šundaktarijus, kurva, atsipeikėkit, kurva, nes jau užknisot, kurva.